šiandien darysiu video, ko mes, aš tiesą sakant ragauju, ko nesu ragaus. Tai tikrai yra jų pasirinkimų labai daug. Tai visus, kuriuos išragausiu dabar su jumis kartu. Sėkmės žiūrėjimo ir jo. Tai dabar ragausim, nežinau, čia yra labai jų daug. 8 pakeliai. Tai nežinau, bandysim kažkaip. Tai gerai, pradedu nuo pirmo. Čia aišku bus ir guminukų, bet ragaujam ne nuo guminukų pirmo, o nuo, gerai, tarkim, nuo šito. Na. Įpirkau Norfoj, didžioji Norfoj Ukmergės, tai grįšiu, kai jį atpakuosiu. Na, taip atrodo. Na. Ir jo, grįšiu, kai atpakuosiu šitą pakelį. Pagalvojau, atpakuosiu kartu su jumis šitą pakelį, nes kažkaip nuobodu vieną atpakuoti, tai atpakuojam. Kvapas tikrai, kaip ir čia parodytas, tokiais va. Tikrai atrodo gan normaliai, palatoj parodysiu. Su viena ranka biškį nesiseka. Tai va. Aišku, dabar nesimato, bet ištrauksim ir parodysiu. Va. Tokie atrodo. Gan pirštus tepa. Tikrai atrodo gerai. Čia taip kaip parodyta. Tai va taip ir atrodo. Tai ką, ragaujam? Man jis nepatiko. Tikrai vertinu 0 iš 10. Mano skonis kaip juodo šokolado, kur aš net juodo šokolado nevalgau. Tikrai 0 iš 10. Dar pirštus nuteplioja. Dabar, o Jėzau, ragaujam kitą. Aš jau nebenoriu ragauti. Ragausim dabar. O Jėzau. Tokį. Antras pakelis. Va. Kaip jis atrodo. Ir ką? Kartu atpakuojam? Atpakuojam. Aš taip ir galvojau, kad taip ir bus, bet va taip atrodo. Tai va taip va. Kaip ir anas, bet čia yra su vyšniom. Ar su kažkuom, tai gali nebūt skanu. O čia dabar ragaujam tokį. Biškį pauzė buvo, bet nieko. Visai šitas skanus. Jo, tai jam duodu 9 iš 10. Tai va, šitam duodu 9 iš 10.
Tai va, o tam praeitam duodu 0 iš 10, nes man nepatiko skonis. Tai, dabar prie kito prieina. Bet šitas yra biškai kietesnis negu šitas. Tai va, tik tai galiu pasakyti. Oi, gerai, einam prie... Ne, braškinį pasiliksiu ant pabaigos. Tai einam dabar čia. Turi būti skanus, kaip ir buvo šitas skanus. Dabar einam prie šito. Tai va, dabar ragausim. Reikia atlupt, faktas. Jo, kvapas taip pat kaip ir ant pakelio parodytas. Burbuliukai, aišku, visi vienodi. Tik neišbėg. Tai dabar ragausim. Atrodo va šitaip va. Žiauriai atrodo nelabai skaniai, nu bet ragaujam. Baika visai. Tikrai. Nesakiau, kad bus skanus, ne va. Irgi skanus. Netraukiam naktin ir varom prie mūsų gal guminukų. Nes reikėtų jau varyti. Tai gerai, pradėsim nuo guminukų. Tai yra tokie guminukai, kurių dar aš neragavau, nežinau net. Labai įdomi, bet paragausim vis tiek. Tai dabar reikia atlupti ir tiesiog paragauti. Suprasim, kad čia turėtų būti paprasti guminukai, turbūt kiek supratau iš nuotraukos. Nu, bet pažiūrėsim. Taip ir sakiau, kad jie turėtų būti paprasti guminukai. Tai va, yra visokių kitokių, bet šiaip dėl video tai nuspręšiu. Pasiemu braškę, bet viduje, kiek matau, yra džemas viduje. Tai jau. Džemas romantas. Tikrai skanu. Tai va, sakau, kad džemas matosi. Nu, matot? Raudonas toks. Tai va, viduje yra kažkas. Bet tikrai skanu. Duodu 10 iš 10. Aišku, dėl video tai darau ilgesnį, nes taip ir turėtų būti. Dabar prieinam prie kitų guminukų. Tai gal prieinam prie vaisinių guminukų. Tai yra tokie guminukai. Va. Toks pakelis. Ir jį reikia irgi atpakuoti. Tai varom atpakuoti vaisinius guminukus. Nu tikrai, kad taip ir galvau. Nu, bet nežinau, kaip jums parodyti. Nu, bet va. Viduje tikrai yra. Va. Tai imsiu, trauksiu vieną iš šitų ir paragausiu. Nu, tokį paėmiau. Žinau.
aišku, bus su skoniu. Kokie jie minkšti, greit net susivalgo. Įdomiai. Šiaip greit susikramtė. Galvau, ką? Gerai, paimsim tokį va. Bet jie greit susikramtė va. Tikrai, kad vaisiniai. Štemus duodam. 5 iš 10. Visai normaliai. Ant vidutinio taško. Nu ir ką. Ir liko mūsų tik tai 3 pakeliai ragauti. Tai kaip ir pradėjau nuo guminukų, tai ir pradėsiu nuo guminukų. Tai ragausim dabar tokius guminukus. Na. Tai ką, reikia atpakuoti ir nieko nelaukti. Bet šitie patys kaip ir buvo ir tokie. Turbūt ir tokie bus lygiai žali, oranžiniai. Aš turiu tokį dar. Tai bus jie visi vienodi turbūt, kiek aš matau. Turbūt, jeigu gerai neklystu. Tai ką, atpakuojam šitą žalę. Taip ir galvojau, kad tie patys guminukai ir bus, bet čia jau su gyvūnėliais. Den irgi buvo, nu bet va tokį dabar paimsiu ir tiesiog. Tai va. Bet jie skirtingi. Čia matot, nėra jokio balto. O čia yra baltas. Tai va, jie gal ir skirtingi. Ne, tai imsim dabar tokį. Bet jie visi vienodi skoniai, tai dėjom. Nu, šitam vertinu gal 8 iš 10. Normaliai visai. Dabar liko 2 pakeliai. Jo. Tai jeigu pradėjau nuo guminukų, tai pradėsim nuo guminukų. Oranžinis. Sakau, jie čia beveik yra 3 vienodi, nu bet... Nu, dėl video tikrai nepakenks mums paragauti. Bet sakau, nu, iš išvaizdos atrodo kitaip. Kaip matot. Na. Pažiūrim ir suprasim, kas ten viduje yra. Atpakuoti dabar reikia. Tai ką, jie taip ir buvo, tiesa ir buvo. Jie su tokiais kaip ir cukrumi ištirptinti. Tai, jo, beveik ir kaip ir vienodai, kad čia tik tai, kad yra cukrus. Nu, duodu tikrai saldų 10. Nes jis toks saldus, skanus, nu ir normaliai, sakyčiau. Tai vat, duodu jam saldų tokį 10. O dabar prieinam prie nebe saldumynų, ne prie guminukų, kaip sakau, bet prieinam prie braškių. Tai va tokį va paskutinį turiu, kurį ir ragavau. Tai va. Ir dabar reikia atpakuoti ir jį paragauti. Tai ką atpakuojam kartu.
kvepia braškėm ir šokoladu. Taip kaip nuotrauka parodyta, taip ir yra. Tai traukiam ir ragaujam. Nors vieną. Nu, baltas. Čia ant viršaus yra šokoladas, reiškia. O kai atsikasiu, bus braškė. Arba kažkas raudono, kaip braškis. Tai ką, ragaujam. Taip ir sakiau, kad bus viduj braškė. Kaip atrodo. Tikrai, duodu irgi 10. Labai saldus ir labai skanus. Tai šitas irgi duodamas saldus 10. Tai kurie patiko, tai kurie ne. Karačiu, supratot patys. Tai ačiū už dėmesį ir iki kito karto.